Sveiki visi, labai malonu jūs šiandien matyti, pabandysiu nesikeikti, jeigu išeis, nes šiandien trupučiuką kitokia situacija, aš labai suerzintas, labai nemalonu, kad rinkoje vyksta kažkokia tai būtent statybose, kažkur bando apgauti, nesuteikia normalios informacijos, paprasčiausiai tarsi slepiama, ne? Nors ir prašai ten, bet iki to momento daeisim. Ką norėčiau pasakyti, norėčiau pasidalinti būtent savo situaciją, kas įvyko su manim, pas mane objekte. Ir kad paprašiau sutaupyti jūsų laiką, pinigus, o svarbiausia, kad jūs neišnaudotumėte tiek energijos, ir tiek nervų ant lygios vietos, taip pasakykime. Nu, kažkaip taip. Pradėkime. Dabar už mano nugaros yra seni tie blokiniai namai sovietų laikų ir daleiskim labai tokia standartinė situacija, žmogus nori išardyti kapsulę, tą vadinamą kur vonia ir tualetas, va tą visą kabiną, kur yra 5 comai betono ir plus plytelės, kurie ten turi kažkokią tai šaliuotę ir taip toliau. Kame reikalas? Dabar susidūrė tokia situacija, kad mane nori apipirkti. Paprasčiausiai reikalauja dar papildomų pinigų, kad aš sumokėčiau ten apie 100 eurų ar 80, net ir neaišku, iki šiol nėra sąskaitos faktūros. Reikalauja pinigų, bet net faktūros nėra. Atsiuntė kitos firmos, kad aš ten iš viso ten 350 ar 450 turėčiau sumokėti, bet aiškinsim. Noriu dar kartą pasikartoti, kad sutaupyti jūsų nervus, kas svarbiausia. Su pinigais tai čia ir ne problema. Galima sumokėti ir 500 už tą konteinerį, bet kad viskas būtų aiškiai išaiškinta. Dabar pradėkime nuo pačios pradžios. Užsakėm, padarėm vieną darbą, viskas gerai. Į antrą objektą užsakėm konteinerį. Prieš tai buvo rašytas laiškas į tą kompaniją, o ar galima mesti į konteinerį būtent metalą, kas lieka nuo betono, tų betoninių sienų, o taip pat ir vatos, nes vatos irgi pasitaiko po tą kabiną. Jo, man atrašė, kad jo laisvai, net ir gipso kartoną galima. Prikabinau tą laišką, kad tiksliai viską ir aiškiai parodyti, kokia situacija susidaro. Tai pirmas konteineris praeina, viskas gerai, o su antru mes turim problemų. Man siunčia nuotraukas, kad ten pas jūs labai daug tų įvairių šiukšlių, tai pavadinkim. Tada išsiaiškinkim šitą dalyką, kad ta kabina betoninė, kiek to metalo turi. Tai iš viso, jeigu pagal skaičius žiūrėti ir palyginus su betoną, pasidaryti tos visus pagrindinius skaičiavimus, tai kažkur tai daugiausiai ten 5 procentų tikrai nebus, susidaro 2 procentai. Ir jeigu ten, kai buvo parašyta dar kažkokia tai pertvarėlė, ar ten, daleiskim, maišytuvas papuolė, nuo klozeto ten kažkoks tai dangtis, aš niekaip negalėjau įtarti, kad čia susidarys daugiau negu 20 procentų. Tai turėkite omeny. Dabar siūlau išsiaiškinti, kas yra grūzas, nes paprasčiausiai, net ir kalbant telefonu, prašau pateikti informaciją, kas yra grūzas. Jūs galite paaiškinti? Tyli. Nieko nepasako, tarsi ką jūs nežinot, tai aišku nežinau, jeigu aš pirmą kartą darau remontą, savo jėgom, neturiu pinigų samdyti kažkokią tai kompaniją, firmą ir noriu savo jėgom. Tai ką, jūs paprasčiausiai negalite suteikti tos pagrindinės informacijos, kas įeina į tą konteinerį, kiek tai kainuoja ir kad žmogus iš karto žinotų, ne? Nes daleiskim, jeigu mišrių medžiagų konteineris, jisai kainuoja ten 100 eurų daugiau, taip, pasakykim, daleiskim, šitas kainuoja 200, šitas tada kainuotų 300, bet mes tada pačiam starte jau žinom, kad į šitą konteinerį mes galim viską mesti. Ir tą patį linoleumą, ir plasmasės, ir tą patį metalą, ir radiatorius, ir nuo dažų kažkokių tai kibirų, celofaną ir taip toliau ir panašiai. Čia visai skirtingos situacijos. Bet jeigu mes užsakom betonui grinai, kas yra tas grūzas? Grįžtame gal prie to. Vadinamas grūzas tai plytelės, keramikinės plytelės, akmens masės plytelės, o taip pat visa keramika, tai klozetas, kriauklė ir taip toliau. Tada betonas, cementas, ir kažkiek tai to smėlio gali būti, nes viskas įeina į tą grūzą vadinamą. Jeigu bus papildomai kažkokių tai medžiagų, vėl tas pats metalas, tai į grūzą neįeina. Ką dažniausiai žmonės paprasčiausiai slepia tą informaciją. Aš nesuprantu, dėl ko. Iš karto negalima pasakyti, kad jeigu jūs pasiimate
grūzui skirtą konteinerį, tai galima mesti tik tai plytas, ką aš prieš tai ir vardinau, ne? Be visokiausio metalo, jokios ten plasmasės ir taip toliau ir panašiai. Jūs dabar tikrai žinosite, kas yra grūzas. Jeigu jums reikia išardyti betoną arba kažkokią tai iš plytų sieną, tai toksai konteineris jums tinka. Aišku, tai pigiausias variantas. Mes irgi prieš tai pasikartoju susirašėm, aš išvardinau savo situaciją, ką mes ardom ir ar į šitą konteinerį aš galėsiu krauti ar ne. O vėliau paprasčiausiai kažkaip reikalauja dar papildomai pinigų. Ruslanai, tu turi sumokėti, nes pas tave buvo mišrios medžiagos, kas mano supratime, kažkokia tai nesąmonė. Tai grįžtame prie mišrių medžiagų konteinerį, tai ten mes galim beveik viską krauti. Aišku, kažkokią tai medieną geriau išvežti į sąvartyną savarankiškai, taip pasakym, arba kažkokias tai padangas. Bet vėl reikia aiškintis, nes matot, yra labai tų papildomai reikalavimų, kur net ir lapė nesurašyta, kai jūs gaunate tą konteinerį. Tai pabrėžkim visą šitą situaciją, kokį konteinerį užsakyti ir kokį variantą geriau pasirinkti. Jeigu pas jūs, daleiskim, senos statybos būtos, jūs turit visokiausią linoleumą ir taip toliau ir panašiai, visokiausių ten ir kriauklių, ir kilimų, tai iš karto užsakykit paprasčiausiai šitą konteinerį mišrių medžiagų ir bus laisva ir ramu. Jeigu jūs turite iš plytų sieną ar norite ardyti tą kapsulę, tai tada visą metalą surinkite atskirai, atskirai, priduokite kažkaip savarankiškai savo jėgom, o tą betoną galima tada krauti į šitą konteinerį. Ir tada bus ramu ir be papildomų kažkokių tai mokesčių. Kuom užsibaigs šitą situaciją, aš dar parašysiu ir su jumis pasidalinsiu. O taip pat kitas dalykas, kuris erzina ir negaliu kažkaip tylėti, viskas susilieja iš manęs. Nes kaip buvo sumontuotas tas konteineris, išardyta, ten paprasčiausiai išrautos plytelės, kažkur tai skylo plytelės. Nejaugi negalima atlikti savo darbą gerai ir kokybiškai, pasistatyti taip konteinerį, kad nesubraižyti nieko. Asfaltas subraižytas po pirmo konteinerio, o po antro tai iš viso. Ten dabar ištaisyti tą teritoriją, kur yra žolė, paprasčiausiai dar prireiks papildomų pinigų. Tai ir mes dabar reikalauksim irgi, kad būtų viskas ištaisyta. Aš labai įsitikinęs, kad šis vaizdo įrašas jums padės sutaupyti svarbiausia nervus. Jūs tiksliai žinosite, kiek kainuoja tas konteineris, nes aš ir minėjau, gal dar kartą verta pasikartoti, jeigu grinai betonui, keramikiniam plytelėm, ten akmens masės plytelėm ir cementui ir taip toliau konteineris kainuoja ten 180, tai mišrių medžiagų 280 kainuoja. Maždaug tokios preliminarios kainos. Ir jūs tiksliai žinosite, kokį konteinerį užsakyti, kad neturėti paskui tokių problemų ir kažkokių tai tokių nesąmoningų situacijų. Jeigu patiko šis vaizdo įrašas, būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką ir nepamirškite prasinumeruoti šį kanalą, kad gauti dar daugiau naudingos informacijos iš mūsų. O taip pat ir patarkite savo draugams, tegul irgi ateina pas mus, nes mes visus laukiam. Nepraleiskit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso. Čiao. Iki.